Vienas iš dažnesnių klausimų kylančių žmonėms, kuomet galvojam, ar tai perdegimas, ar tai nuovargis, vat būtent apie tai ir yra. O tai kaip suprasti, čia dar tik tai nuovargis, ar jau pirmieji perdegimo požymiai. Vienas toks labai svarbus orientyras, į kurį galima žiūrėti ir atkreipti dėmesį, tai yra, o kaip jaučiatės po poilsio. Pirmiausia, tai pavargti yra normalu. Turėjot intensyvę darbo savaitę, turėjot kažkokių iššūkių, turėjot daugiau rūpesčių, normalu, jūsų vidiniai resursai, vidiniai energijos resursai išseko ir juos reikia atstatyti. Tai jeigu po išmiegotos nakties, po lengvesnių keletos dienų su mažesniu darbo krūviu arba su mažesnė įtampa, po atostogų, po ilgesnio savaitgalio, jeigu jūs jaučiat, kad jūs esat tikrai atsistatę, kad jūs turite energijos, kad pakanka jėgų, kad pakanka noro, tai labai tikėtina, kad tai yra nuovargis, buvo etapas, jūs pavargot, bet jūsų organizmas sugebėjo atsistatyti ir sugebėjo vėl tos energijos resursus pakrauti. Bet jeigu po to, ką aš vardinau, poilsio, po miego, jūs vis dar jaučiatės, kad esat pavargę, kad esat išsekę ir koks bebūtų poilsis, kokio bebūtų ilgumo savaitgalis ar kokio lengvumo dienos bebūtų, jūsų energija nesugrįžta, tas noras kažką veikti nesugrįžta, darbo pasitenkinimas darbu nesugrįžta, jūs vis tiek jaučiatės nuovargį, tai labai tikėtina, kad tai gali būti jau ir pirmieji perdegimo ženklai. Todėl iš tiesų visą laiką verta pasižiūrėti dar į perdegimą iš kelių perspektyvų, ne tik tai vertinant pavargau, nepavargau, bet pasižiūrėti iš kelių perspektyvų. Tai yra pasižiūrėti, o kaip jaučiasi mano kūnas apskritai, kaip jaučiasi mano emocinė būsena, kaip aš jaučiuosi emociškai, kaip ten banguoja, nebanguoja tos emocijos, ką dažniausiai aš galvoju, kokios mintys sukasi mano galvoje, tai yra tas mano mąstymas, tai mano įsitikinimai. Taip pat pasižiūrėti, koks yra mano santykis su kitais ir koks yra mano santykis su pačiu arba pačia savimi. Tai visos šitos 5 dedamosios yra tikrai svarbios, galvojant apie perdegimą plačiaja prasme, tiek iš tos prevencinės pusės, jeigu kalbam apie tai, kaip sustabdyti, kaip nepatekti iki šitos būsenos, lygiai tie patys elementai galioja ir keliaujant iš perdegimo ir įsivertinant savo būseną.